Patrikai, tai pirmiausia, kaip jautiesi? Na, tikrai nusiminę visi esam, ne tik aš. Toks psichologinis žlugimas atrodo, nes vakar 3-0 laimėjom išvyko į rungtynės, o šiandien 3-0 pralaimėjom prieš panašaus kalibro komandą. Taip, ir šiandien pavyzdžiui, kaip sportininkai sako, va, ne mano diena, nekrenta, kaip krepšininkai sako, ar pas jūs yra toks terminas, kaip pats jautėjai, gal nekrito ar viską padarėt? Ne, tikrai visko nepadarėm, trūko kiekvienam tinklinio elemente šiek tiek, mūsų varžovai lenkia visur, tiek gynyboje, tiek atakoje, tiek priėmime, visus tinklinio elementus jie geriau atlikinėjo. Ir dabar kartais būna, kad komandai va viens kitą priekaištus pasako, keikia šiek tiek ir arba komanda galvoja, kad ką daryti, kaip pas jūs yra komandai. Tai aišku, visi dabar nusiminę, ieškosim problemos, kame tai slypi ir spręsim, bandysim per treniruotės aiškintis, analizuosim šitas rungtynės. Bet kalčiausio neieškot, ar ne? Ne, tikrai ne. Visi kalti, nei vienas neatrodė nei pats blogiausias, nei pats geriausias. Visi žaidėm vienodai, trūko to užsidegimo. Šiaip iš šono žiūrėjau ir pats sirgau ir labai gražiai jūs mano akiai žaidžiat. Trūko lašelio. Kaip pats galvoji, kas tas lašelis? Tikrai taip. Trūko nedaug ir dadėti reikėjo kiekvienam tinklinio elemente. Ypač gynyboje ir bloke, kas jeigu gynyba ir blokas sekasi, tai tikrai tada galima žaisti su bet kokiais priešininkais. Žodžiu, į priekį nusiteikę esat kovingai? Tikrai taip, ieškosim problemos, išeities ieškosim. Na kągi, sveikinam su vakarykščiu laimėjimu gražiu, na, o pralaimėti reikia mokėti, ar ne? Taip, tikrai. Sėkmės tau, ačiū už pokalbį. Ačiū.